Emkė jau viduj. Už kelių sekundžių laukia pirmas užkūrimas. Variklis stovi vietoj, užsiveda, dirba. Prakurensim šitą motoriuką maksimaliai. Aliuką bus galima šiandien nusipirkti. Užkalė. O, kelininkas atvažiuoja. Jetau. Aukso vokas, šitas aukso gabalėlis atnaujintas, maksimaliai blizga, švyti. O, jetau. Pažiūrėkit į vairuotoją. Laiminga, žinot kodėl? Suburbanui variklį persirinko. Pagazuok, biški, pagazuok, tik ant laisvo, Opa! Gerai, žiūrėk, kad neužkaltų. Ką jis čia prisiklijavo jau? Ką jis čia prisiklijavo šitas? Perkūnas rautų, amerikonas. Oi, kokie. Oho. Čia tuninguoja kaip amerikietis. Dar biškį atgal pavažiuok. Atgal ne į priekį. Su pusėm žmogui biškį. Gerai gal. Trauko rankinį. Galėsim įvertinti paskui. Liepė pažiūrėt. Einam pažiūrėt. O, tigras, kaip tigras. Ir kvapas. Toks keistas čianais. Bet tai žmogus pasidarė, tai va ir galėgiai pasidarė kilimukus. Kai tikras amerikietis dabar ką galėsi basas sėdėt. Basas jisai čia vairuot. Vasarą ateina, basas važinėja žmogus. Vai, izoliacijos biški palikta. Nieko, gražiai viskas atrodo iš pirmo žvilgsnio. Stebuklų niekas nesitiki. Kaip sakoma, spalva ir spalva. Gerai, kad nuėmė prieš dažant. Arba prieš tai, nes buvo dažyta. Ai, nu jo, prisimenu, nes ir čia buvo padažyta. Nieko baisaus, išvalysim. Ai, nu jo, negali pykt. Čia jie darė jau biški. Kažkas tai kažką. Nu, žodžiu, tai gerai. Biški kažkur padažyta. Nieko, nusivalys, susitvarkys. Ar bus gerai? Gerai. Taigi, Emkė jau viduj, grįžo iš dažyklos, atsišviežinusi, atsigavusi, blizga švyti kaip nauja. Šiek tiek apėjau ratu, visai neblogai gavosi, viskas kaip ir okei. Tai trumpai, nėra ką čia labai stipriai įraiti, tokių kažkokių tais kokybės defektų ar dažymo brokų labai rimtų kol kas nepastebėjau. O, pamiršo sušveist. Oi, nesušveist, o pamiršo nušveitęs dulkelę papoliruoti šiek tiek. Nieko tokio, papoliruosiu pats. Nu, čia dėl tokių dalykų pykt labai negali. Reziumuojant, pasikels mašina ir pamatysim, slenkščiai užpakuoti dar nežiūrėjau, bet tai ten irgi tik perdažyt. Nu, iš esmės čia nebuvo kažkokių tais baisių stebuklų, buvo, nepamenu, ar šitos ar vairuotojo duris ten palankstytos, abu sparnai galiniai palankstyti, vienas buvo prieš tai dažytas, prastai kažkaip tai ten nudažytas, žodžiu, visa tokia pavargus. Bamperis priekinis, tai liko tas pats, iš esmės buvau pažymėjęs, ką noriu sutvarkyti, tai rezultatas irgi, sakyčiau, visai neblogas. Apiplovimai užvirinti, pašalinti, atšvaitai pašalinti, kaip ir viskas gražiai tvarkingai. Čia kažkur tais buvo defektų, man rodos, šita apačia buvo pavargus tokia, padaužyta. Aišku, tokių kažkokių minimalių niuansiukų yra, bet ką dabar? Užsidės performansai, dės viskas į krūvą ir viskas bus gražu. Galinis bamperis yra nupirktas kitas, bet irgi buvo su defektu. Defektas dabar nepamenu. Kažkuris čia kampukas buvo, man rodos biški pabelstas, kaip sako. Neatsimenu, ar šita pusė, ar šita pusė. Nu, nesimato, reiškia gerai padaryta.
Šiaip rezultatas geras. Tikrai geras. Galit pabandyti atspėti, kiek kainavo jos dažymas. Tai defektus maždaug susakiau. Bamperis tikrai pavargęs buvo, reikalavo virinimo darbų, litavimo ir ten parašpakliavimo, taip toliau. Galinis bamperis vienam kampe buvo įdaužtas, įlenktas, ten gal dabar nepasakysiu tiksliai, bet kažkoks tai defektas buvo ir jis buvo kitos spalvos. Slenkščiai, tik tai nuo akmenukų buvo patys čia priekiai tokie apdaužyti, kapotas gal turėjo ten kažkokį vieną kitą mini įlenkimą, dabar nepamenu, bet nebuvo labai ten kažkoks tai kosmiškai sumaitotas. Sparnai taip pat buvo pusė bėdos, kiek pamenu, neturėjo kažkokių įlenkimų defektų, tai iš esmės vienos durelės buvo ganėtinai stipriai palankstytos aplink rankeną, kažkur tais čia dar turėjo nemažai įlenkimą, man rodos, kitos durys taip pat turėjo kažkokį mini įlenkimą, sparnai buvo irgi gale, čia kažkur tais palankstyti, abu tarp kitko, vienas plus dar buvo dažytas nekokybiškai, bagažinės dangtis buvo sveikas, tik tai spoileriuką reikėjo nuklijuoti. Ir va, ir iš esmės visa mašina dabar yra perdažyta, žinoma, išskyrus stogą. Galit pabandyti atspėti, kiekgi tas dažymas čia kainavo, su visais užlitavimais, palitavimais, palyginimais, patvarkymais. Žodžiu, nuvažiavo į dažyklą tokia, kokia buvo ir grįžo čia jau šviežia, graži, tvarkinga. Plius veidrodėlių dangteliai 2, rankenėlės ir visi parktronikai. Tai va, toks detalių kiekis. Kokia suma? Kokia? Štuka. 2, 3. Ar 4. Pabandom atspėti. O dabar laukiam Mykolo. Jisai nulėkė paimti tepaliuko. Aišku, šiandien tikrai dar neužsikurs, bet planas yra iš karto kibti į darbus, nieko nelaukiant ir dėti variklį į savo vietą. Iš esmės viską jau turim, visas variklis yra pilnai surinktas ir paruoštas dėjimui į automobilį. Katalizatoriai gauti naudoti, žinoma, ne nauji, bet vietoj downpipe'ų yra katalizatoriai. Žodžiu, viskas variklio įdėjimui ir užkūrimui yra paruošta. Plius yra visos naujos detalės atkeliavusios, kad sudėti radiatorius savo vietas, radiatoriaus laikikliai, aplink radiatorius plastikai visi, nes jie palūžę, sulūžę kai kurie buvo. Iš esmės, važiuojam su variklio įdėjimu į savo vietą, viską sujungiam, viską sudedam, supilam skysčius ir pirmas užkūrimas. Pažiūrėsim, kaip dirba. Ar gerai surinko Mykolas, ar negerai. Aš tai tas statau, kad neblogai bus viskas. Užkalė. Nes prižiūrėjau, tai atrodo, kad neblogai. Šiaip dar ne vienas variklis buvo blogai surinktas, o jau F serijos gal kokie 5 varikliai. Mykolo surinkti, nes Mykolo karjera su manim dar labai trumpa palyginus. Čia mano karjera jau, Jėzus, senolis jau, šitasgi veteranas. Gerai, tai sulaukėm Mykolo ir kimbam į darbus. Taigi, už kelių sekundžių laukia pirmas užkūrimas. Visiškai, absoliučiai pirmas. Be jokių apgaulių, be nieko. Va, susičekinam. Ir pats pirmas. Jeigu bus feilas, tai pamatysim visi. Mykolai, procentaliai. Brangus tas. Pakelk biškį, pažiūrėsiu aš dar iš apačios. Minimalistinė apžvalga prieš kūrimą, nes jau būtų bachūras kūręs be tepalo radiatoriuko. A few moments later. Ką, važiuojam? Kas kūrė? Vaskinam. Mykolai, bijai? Bijau. Žinai, bet kokį darbą daro. Nenoriu tokių darbų. Nepatinka. O tai kokių tada darbų nebijai? Taip, pakeist kaladėlės, va. Pakaitink žvakės. Bet suvaikšto Volvotronika? Ai ne, gerai nesuvaikšto. Tai ką tas siurblys, kurk ir viskas. Siurblys jam. Patrupatį, kad užsipumpuotų dar. Eik tu tik tai kurk ir viskas. Jėzau, tu Marija.
Eik, tu savo, kumui biški tokia kažkokia, tai nelabai. Čia koks jos? Tai dėk jos. Tai jos taip gal fiškės kažkurios nepajungė ant kumo. Su visom fiškėm atjungtom krautas. Taip ir būna, kaip pats darai. Nujaudinasi žmogus, matosi. Neranda, jau dreba. Jezau galvoja, kad reikia tempt laiką, kad tik nekurtų tos mašinos. Nu. Viskas čia bus gerai, čia pergyveni. Jeigu ką, tai dargi daug nesurinkai. Šimsi tą variklį, jezau, tu matai. Nu, tai aš irgi sakau, nereikia čia daug rinkti. Kažkas tai darosi, pabiški. Jau šypsena. Šypsena prieš tai šlapė jau čia rūda buvo. Užgesink. Ir vėl užves. Palauk. Kurka. Kas tai kala? Kala kas tai? Tai normaliai, nu tai ką, reikia aprink toliau, pripilt skysčius ir prakaitint, nu ir viskas, tada jau bus matyt, kokia situacija. Tai pirmas startas neblogas, sakyčiau. Mykolai, gali įvertinti savo, kaip čia sakyti, jaudulį, būseną nuo 1 iki 10 prieš ir po. Aliuką bus galima šiandien nusipirkti. Taigi šiandien nieks nedirba. Nu, nieko tokio, nu. Ne, viskas gerai, nu tai aš taigi sakiau, kad čia viskas bus gerai, nieko čia negali būti labai blogai, kas čia gali būti. Viskas čia paprasta. Nieko čia stebuklingo tas motoras, tik tai bet kuriuo atveju reikės prašildyti. O vis tiek nesurinkinėt daug viršaus, nes manau, kad dar teks pakeisti Volvotroniką, greičiausiai. Tai vis tiek reiks pajungti kompą, sudėti oro srautus, ten žodžiu, nu ne oro srautus, o filtradėžės, viską sudėti, kad variklio skyriui ir variklio visa elektronika būtų pajungta, ištrint klaidas ir žiūrėti, kaip veikia. Skersai suvaryti medį. Tai tada reikia nuimti kapotą ir galima tada varyti, nes nieko nėra prieki, tai niekas nesusibalados labai stipriai, tik variklis pats. Žodžiu, trumpai tariant, pirmas startas pavyko, variklis parodė gyvybės ženklus, dirba, sakyčiau, gražiai, nors negalima 100% dabar pakomentuoti, nes nėra filtradėžių, nėra duslintuvo, gal dar kažkas tai neprijungta, negalim pakaitinti, nes nėra skysčių ir taip toliau. Tai. Tik tepalko miršau išpilti. Vagida. Ai, nu tai, tai tepaliuko, bet tepaliu, taigi ant to raudono. Nu, gerai, ne, juokas juokais, bet tepalai supilti. Toliau apsirenka viskas aplinkui ir prakaitinam. Pažiūrėsim, kaip po kokių 10-15 minučių darbo viskas atrodys. Paskui galima bus čia kieme pabandyti pravažiuoti su tokia. Įdėsim kokią tai sėdynę, taburetinę. Ir pravažiuosim. Einam toliau dirbti. Ane, Mykolai? Yo, ayy, lately been feeling myself. Too hard to be sad when I take a good look at my pockets. Really been stacking this paper. Funny thing is, young nigga just getting it started, homie, you can ask. Truputėlis update'o apie M4. Variklis stovi vietoj, užsiveda, dirba. Kas buvo pastebėta iš karto neveikiantis Volvotronikas. Pakeitėm į naują, viską surinko, atgal. Ir kągi, toliau vyksta aprengimo darbai aplink visą mašiną, tai iš esmės galbūt jau šiandien ar rytoj galima bus pasidaryti test drive'ą ir pažiūrėti, ar viskas ok. Prakaitint daugiau, kad prasidirbtų ir taip toliau.
Tai trumpa apžvalgėlė. Kas buvo sulaužyta, pasikeitė. Tai kaip pavyzdys ten difuzorius, aplink radiatorius visi plastikai, oro kanalas, prie to pačio nuvežti diskai pratekint. Guolis vienas jau jautėsi, kad net nejautėsi, o jau 100% užantis, tai pasikeitė abu. Naujos kaladės priekį, naujos kaladės gale, be abejo galiniai diskai taip pat pratekinti. Naujos amortikų guminės apsaugos. Žodžiu, viskas aplinkui pasidaro, kad nebereikėtų kaip ir grįžti prie tam tikrų vietų. Tai iš karto padarom, iš karto pakeičiam. Iš karto sužiūrim. Negalėjom važiuoti, kol nebuvo stabdžių diskų, nes buvo atiduoti tekint. Tai kai viskas jau dabar yra sudėta ir plius minus aprengta, nedėsim nei priekio, nei ten lempų ir taip toliau, kadangi dar galinės lempos neatvažiavusios ir performanso visa apdaila, sakykim, dar yra neatkeliavusios, tai mes jos iš esmės ir nesurinkinėsim kol kas vizualiai toliau. Tai dabar ką padarom? Sudėsim ratus, dar susižiūrėsim kažkokias tai vietas, kad nebūtų kažkokių tai niuansų, kad viskas tikrai būtų prisukta, uždėta ir taip toliau. Ir prakurensim šitą motoriuką maksimaliai. Pažiūrėsim, ar viskas ok, prasuksim čia kieme kelis ratus, paliksim, kad padirbtų ir žiūrėsim, kas bus. You know the vibes out on this side, yeah, you know the vibes. Pirmieji centimetrai. Cause I know you see the style, yeah, I know you see the vibes. Yeah, I know you see the vibes. Want the trophy, gotta take it out my face. Yeah. You ain't serious, then get up out the way. This is really what I do, so it's more than just a game. Yeah. Top 10, not 10. Running the disco, just know I'm locked in. You ain't on the team, cause you not him. If you ain't us, then you not them. Yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Taigi, šiandien aš pridėsiu rankelę irgi prie aukso gabalėlio. O rankelę pridėsiu prie slenkščių. Reikia užklijuoti performance slenkstukų juodą blizgią plėvelę, kad būtų ne tik M4, bet ir M4 performance. Tai va tokį padarysim. Max M, užmaksinta. O čia turim sudėta apdaila gale, susukta. Čia be abejo prisukta dabar tik tai, kad laikytųsi, nes stiklo klijais užklijuota, kad nebūtų netikėtumų. Priekinis bamperis irgi turim uždėta lipą, taip pat priklijuota stiklo klijais, patepta gruntukų, viskas tvarkingai, kad nebūtų niuansiukų. Tai iš esmės lipas uždėtas, difuzorius pilnai uždėtas. Šiandien atvažiuoja ratai, dar trūksta mum vairuotojo sėdynės, jinai dar nesurinkta, ten kažką siuvo, dabar tiksliai nežinau, bet žodžiu persiuvo kažkurią tai dalį. Nepasidarė, tai žodžiu persiuvo medžiagą, išardė pačią susiūtą medžiagą, padarė lekalus, kirpo iš naujos odos, susiuvo, sutvarkė, liko surinkt, gal jau ir surinko. Tai iš esmės, kaip ir dabar jau man lieka užklijuoti tą lipduką ant slenkščio, prisukti poslenkščius ir Mykolas krauna ją iš lauko, iš tikrųjų. Tai deda mūsų mėgstamus Dragon ledus, priekinius žibintus, uždeda bamperius, uždeda slenkščius, uždedam ratukus ir turim ją baigtą. Gal ratų dar kol kas nedėsim, pratestuosim su šitais, kad nebūtų niuansiukų su jos naujais ratais, bet pažiūrėsim, čia nesmė. O daugiau vairas jau yra atvažiavęs kažkur tais, mačiau. Nežinau, kur jisai tik tai guli. Dar prieš rūko mygtukas ir kaip ir viskas. Sėdynė prieš rūko mygtukas. Durų apmušimai bus vyšnaitė ant torto. Tai sudedam savo rankenėlės durų atidarimo.
Ir jau final momentas, uždedam dar kardą, durų apmušimą į vietą su mūsų skaniaja višnaitė, tai durų rankenėlėm. Ir galima bus važiuoti testuot, žiūrėti į gražias rankenėlės ir taip toliau. Dar reikia pasižiūrėti, kodėl šitas negalinis, o vairuotojo langas neveikia, nes kažko jis neveikia. Tai va, einu klijuot. Yo, it's that roll out. Sometimes feels like I'm on my own now. Life got slow down, tryna go solo. Summertime windows roll down. Yeah, let me roll round. Smoke and love, what's the lowdown? Tryna blow now, wanna make family so proud. Agony that's got no sound. Tai slenkstukus užklijavau, o po slenkstukų neprisukau, nes, kaip čia išsireiškus, solidžiau gal Temu nekokybiška produkcija. Čia Temu, Alikas, China, nesvarbu. Tai nieko nesakau, Taivanas, China yra tikrai kokybiškų daiktų, ta prasme, kokybiškų prekių. Tik turim problemą tą, kad visiems reikia kuo pigiau, kad būtų kuo pigiau, reiškia, turi perikupai šitų apdailų visų nupirkti pigiau iš gamintojo, kopijuotojo, kaip be pavadinsi, taip nepagadinsi, kad galutinis vartotojas Lietuvoje ar kitur gautų kuo pigesnį produktą. Tai iš esmės, kad galėtum konkuruoti su kitais, turi nupirkti pigiau. Tokie vat ir reikalai. Tai nori konkuruoti, turi siūlyti pigiau negu kiti. Kad siūlyti pigiau negu kiti, turi nupirkti pigiau negu kiti. O kad pigiau nupirkti, turi pagaminti pigiai. O pigiai reiškia šiek tiek nekokybiškai, atmestinai. Tai galutiniam rezultate poslenkstį turim 1,5–2 cm per ilgą ir nei ten mes jo neuždėsim. Užsakom kitus ir tikimės, kad bus otepa. Apklijuota trumpai. Pažiūrėkit, koks kobrinis laikiklis. Kobra laikiklis lenkščių yra. M-Performance, visa kita. Tai žodžiu, prisuku poslenkščius, keliauja ant mašinos. O dabar laukiam poslenkščių. Kol aš čia pasakoju apie kokybę, nekokybę taivanską. Oba! Rieda ratai. Oi, ridena. Važiuoja ratai. Važiuoja. Pažiūrim. Opa. Irgi čainyzium. Haxer. Haxer China. Nu, ką daryti. Opa. Tokie varatukai bus ant M-kės. Kas čia pas mus iš vis? Tai čia palaičiu. Priekis kaip išeina, ne? Tai aišku, vagi galą. O. Nu, čia tai jau. Rimta 285. Ai, tu savo. Padedam gražiai. Hakseriukai, hybrid Forjet. Eik tu savo. Rimta tema. Rimta. Nu, pažiūrėsim, kaip atrodys ant mašinos. Turėtų būti neblogai. Tai, kai tik gausim poslenkstukus, viską sukrausim, uždėsim ratus. Ratai bus ne višnaitė ant torto, o kaip minėjau, višnaitė pas mus ant torto yra rankenėlės. Viskas. Važiuojam. Tai kogi tu neburnautini, mažulka? Užkalė. Anguko užkalė,
kaip čia taip? Kaip čia taip dabar gavo? Kaip čia dabar taip gavosi? Prakiūro padanga. Ką daryti? Tiek dirbo, nurašyt reikia, viską. Peklon. Peklon. Imk, biškį. Bet iš šitaip šlykščiai, Net nežinau, ką ir bedaryt dabar. Nuliova padanga, Siūlau nurašyti šitą mašiną man. Gerai. Bus geriau. Net neišėjo saulės normalios užpiekti. Ir spėjau. Sprogo padanga. Suvedimo nėra. Ai, jo, čia suvedimo pasiekmė yra. Tai gerai dabar dėsim. Pažiūrėk, kaip padangas suvedė. Ai, jas, tik pažiūrėk, giliai. Suvedimo nėra, galėtų. Vans, žiūrėk, kaip šito Spidermano siuliukai išlindo. Kabinimui. Vienu žodžiu, yra baisu koktu ir aš esu sutrikęs. Šitokią gerą reziną sugadint. Aš jau galvojau, kardanas nukrito. Žodžiu, gerai. Mini burnautas yra, mini saulė yra, apkatkė padaryta. Whoa, 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 whoa. Kągi, po test drive'o, variklio apkatkės ir visos šitos testavimo procedūros, žodžiu, variklis dirba gerai, traukia, su huku užkalusiu varikliu buvo bairis, tai tiesiog užgeso ir viskas ten dirba, viskas gerai, variklis neužkalė, žodžiu, variklis dirba, viskas tvarkoj. Tai iš esmės test drive'as pavykęs, trauka gera, padangas sprogo. Viskas kaip priklauso. Po šitų šėlionių nusiplovėm aukso gabalėlį ir ką, judėsim toliau. Reikia pastatyti kapotą dar į savo vietas, atgaudyti tarpus, nes dažytojai nuiminėjo, sudėti žibintus, sudėti bumperius, uždėti performansą, uždėti ratus, duoti išvalyti. Ir tada jau galima bus pravažiuoti gatve, pažiūrėti, kaip jinai save jaučia tiesiojoj, didesnių greičių, mažesnių greičių, žodžiu, iš esmės rimčiau protestuoti gatvėje. O dabar mūsų testas praėjo ir sekančiam video galėsit pamatyti jau viską nuo A iki Z ir galutinį jos variantą, galutinę išvaizdą ir galutinį verdiktą po rimtesnio test drive'o, tai minimum kokių 500 km, gal net daugiau, nes praeitas testas buvo apie 1000 km, tai turėjom po gal 700 ar 800 km užžinti diferencialą, tai jį pakeitėm ir važiuojam toliau. Tai pažiūrėsim, kas čia išlys, tikėkime prie variklio nieko blogo, nepamatysim jokių prasisunkimų ar taip toliau. Žodžiu, bus matyt, kaip protestuosim, o dabar protestavus važiuoja susirinkinėt toliau. Po pirminio protestavimo, pirmo burnauto, pirmos saulės su jau važiuojančia mašina, su jau dirbančiu varikliu, važiuojam toliau. Kažkaip šudinai gal biški, ne? Reikia draugą turėti. Nu, nors ir koks jisai bebūtų lochas. Šaut? Šauk. Nušauk mane.